Kengūra. Strutis. Kakpranugaris. Skreplys marozas. Bet biškai kitaip, iš šitos pačios raidės, bet biškai kitaip pavadink. Skuduras. Ne. Sako, šitas tai iš... Gudrus. Taip, bet Žaltys. tas žodis gudrus, kur šakinėja. Tak ding dong. Kaip pavadintum šitą dalyką? Ding dong. Nu taip, taip šakinėsiu. Tak ding dong. O kas ding dongina? Aki, varpa, apyvarta. Kas, nežinau, galo tą ir kalbam. Bokštas, burės. Bokštas, kaip jis vadinasi. Jėzus Marija. Kaip pareigūnai, visa jų banda įsiveržė į patalpas ir... Teisingai. Puikiai pakartojai. Žiūrėk, yra, pavyzdžiui, apvalus daiktas, kuris danguje šviečia. Nu, mėnulis. Kas? Ten, žinai, ką tik perėjau namų. Plintusas. Plintusas. Ne, Jūs per plintusus namie vaikštot, ne? Taigi sako, ką tik perėjau namų. Bet naujos namuose nėra tokių dalykų. Nu, ne. Labas, tarime visiems, kurie leidžia gražų laiką, turiningą laiką su nuostabia laida Nebe šou. Paplojam! Gerai, kas ploja, kas neploja, ačiū jums visiems, bet esate kartu, leidžiate laiką ir mes to labai džiaugiamės. Tai sveikinamės su visais tais, kurie žiūri mus per Delfi TV ir taip pat YouTube kanale. Tai ačiū jums dar kartelį visiems. O mes tiesiog kviečiame jūs mus remti Patreon kanale, platformoje, būkite, prisidėkite prie mūsų kūrybos, mums tai labai padeda, tai yra mažytis žingsnis jums, bet didelis labai mums. Ir mes nieko nelaukiam, aišku, negalim pradėti be žmonių, kurie čia ir kuria nuotaiką, kurie čia linksminasi, kurie kalba, juokauja, kartais verkia, kartais be galo stipriai juokiasi. Ir šiandien profesionalų komandoje mes turėtume pasitikti Eimantą ir Moniką. Tai paplojam jiems ir jie ateina. Aš sako, Labas. Ar aš? Labas, Eimantai. Sveiki. Labas, Monika. Labas. Smagu aš jūs negaliu, matyti. nemoku taip. Ne, išmokau. bet tu užtat gerai padėlį žaidži, tai visi žino, kad tu jį žaidė, Eimantas nežaidžia, bet Eimantas bent jau pasitampo normaliai, ne? Taip, aš tempimo pratimus ryte po dėliuką sakyčiau. Na, aš ne apie tai, Eimantai, kalbėjau, bet viskas tvarkoje, galime eiti tolyn. Jūs žinot, kad į šią laidą prodiuseris buvo suplanavęs, kad atkeliaus Prusaitis, Dalia Grybauskaitė. Eina savo, kaip būtų smagu. Ne, mes jūs apgavom tiesiog, jisai prirašo nesąmonę ir aš turiu visą tai garsinti ir pasakyti. Ai. O šiaip tai labai sveikinu, labai džiaugiuosi jūs matydamas. Ar jūs matėt savo antrasias pusės, ar savo kolegas? Ar esat matę savo kolegas, su kuriais šiandien žaisit? Matėm, susipažinom jau. Taip, viskas gerai. Taip. Žiūrėkit, Eimantas tikrai jau yra toks veteranas. Monika, jums gal šiek tiek mažiau laiko čia su mumis buvo praleisto. Ruošėsi kažkaip? Skaitai? Dėja, tai ne, iš tikrųjų. Tai žaidė. Žaidžiau padėlį, sakiau, kad fiziškai būčiau stipri, svarbiausia, o protiškai jau žiūrėsim, kaip čia seksis. Kaip suprantu, nieko gero iš to žaidimo čia nebus. Žodžiu, aš taip norėjau gražiai pradėti, kad jūs tikrai pasiruošę. Supratau, viskas. Viskas. Gerai? Flow. Jo, bus gerai. Flow. Nu, okei, viskas, prisėskit. Ačiū jums, paplojam jiems. Aišku, pats laikas pasitikti ir tos žmonės, kurie bus antroji pusė komandoje, tie žmonės, kurie bandys pelnyti kuo daugiau taškų, būti protingais, o iš tikrųjų tai mes labai linkim jums tiesiog atsipalaiduoti ir gerai kartu praleisti laiką taip kaip tie žmonės, kurie žiūri mus per ekraną, taip ir čia tie, kurie dabar stovės šalia manęs. Tai pirmasis žmogus yra Giedrė, merginų grupės Queen of Roses narė. Laiko save labai racionaliu žmogumi, laiko save labai atsipūtusią ir pasigyrė, kad nežaidžia padėlio. Tai tas ir svarbiausia. Giedrė, ateikit! Kai turiu ko pasididžiuoti ar ne gyvenime. Aišku, tavęs. Nežaidžiu padėlio, dėja, esu labai išskirtinė mūsų merginų grupėje, nes dar nepaviliojo manęs. Jo, ir dar kaip žmonės, kurie dainuojam, pasidalinom tuo, kad man, pavyzdžiui, balsas kimsta, o tau niekada nekimsta. Ir jeigu aš keliu balsą prieš vaikus, tai tu to nedarai. Aš taupausi namie, ant nieko nešaukiu, grupė ant merginų irgi nešaukiu, bet ant scenos man sako, biškitiliau. Biškitiliau. Nu gerai, svarbu rasti vietą, kur gali parėti. O ten mano yra. Gerai, Giedrė, tai smagu, kad atkeliavai ir oponentė tavo, Jogilė, paprasta, bet neprasta.
kuria kažką, bet iki galo nežino ką. Tai paklausim, ką kuria. Mėgsta gerai pavalgyti, turi didžiulį talentą skaičiuoti pinigus. Nemoka pralaimėti. Pasitinkam, paplojam! Duokit po 5, viskas kažkaip vis tiek. Nu tai klausimas, tai ką kuri, bet nesukūrėjai, ką talentas, bet netalentas. Jei būčiau žinojęs, kad reikia tokį rimtą prisistatymą paruošti, būčiau rimtai kažką. Ne, čia nėra rimtų dalykų, viskas tvarkoja, čia apie padėlį irgi juokavom pati po mėnesio žaisti. Ne, aš toks laisvas paukštis, visur mėgstu būti prieš kameras, už kamerų, šokiai, muzika, vaidyba, teatras, kinas. Tau tiesiog reikia, man atrodo, turtingo vyro ir tada galės tikrai taip gyventi. O ne? Tiesiog atsipalaiduojam, nebesukam galvos, o ne? Gerai, viskas. Tai ką, mes turim 3 merginas, 1 vyruką. Nu, aš nesiskaitau, bet Eimantai, tau šiandien nebus tikrai lengva. Man atrodo, kad pusę to, ką jos kalbės, tu tiesiog nesuprasi. Tai ačiū, viskas, sėdam, paplojam merginom, paplojam. Turim. Gerai, Eimantas šokia, o mes keliaujame mūsų pirmąjį žaidimą. Labai gerai. Smagu matyti besišypsančių žmonės, bet dabar ta šypsena gali šiek tiek ir pradingti, nes labai visi norės atrodyti protingi, o ne visada viskas taip išeina, ne? Tai atsipalaiduojam ir kuriam. Ar susigalvojot pavadinimus? Taip. Jūs iš jūsų apšalės dar šiandien. Gerai, prašom. Čipolinas ir ko? Čipolinas ir ko? Taip. Kuris Čipolinas, kuris ko? Čipolinas ir mo galėtų būti. Ir ko? O gali būti Čipolinas ir mo? Cepelinas? Čipolinas ir mo. Čipolinas ir mo. Gerai, užrašykit, kas nors šitą pavadinimą. Čipolinas ir mo. O du juodi... Ne, tu gal leisk svečiui pasakyti. Ne, tai aš ne kapitonas, aš nebeatsimenu, mes labai daug tarėmės. Tai tada du dideli juodžiapėdžiai. Opa. Va, juodžiapėdžiai. 2 dideli juodžiapėdžiai, net prodiuseris ir tas klausia, kaip parašyti. Tai 2 dideli juodžiapėdžiai. Gerai, taip ir padarom. Pradėsim nuo... Pamiršai pati, ne? Čipolinas ir mo. Gerai, paplojam jiems, ateina vėliau. Gerai, nuostabu, pasišnekėjot jau? Pasišnekėjot. Gerai, mes turim pirmąją komandą. Žiūrėkit, dabar turėtumėt apsispręsti, kuri pirma klausinės. Kuri atsakinės. Taip. Čipolinas pasimetęs, kaip suprantu. Tai tu gali atsakinėti, gal bandyti, o aš bandysiu papasakoti, nors man labai sunkiai sekasi. Labai gerai. Jūs žinot puikiai taisyklės, kaip viskas vyksta, žiūrovom tikrai nepristatinėsiu, kad žiūri ne apie pirmą laidą, tikrai supranta, kaip yra. Nuplėšiam, pirmasis žodis, atsakom, nuplėšiam, viskas, palieku merginos. Pasiruošusios? 2 minutės. Taip, pasiruošusios. Ant stiklo, kur užsideda žiemą, kas toksai? Snaigė. Ne, kitaip. Ant stiklo. Taip, teisingai. Kai vėjas labai stipriai pučia. Puga. Ne, kampe, kur būna. Ne, sorry. Ne, už kampo, kai kampas. Skersvėjis. Taip, teisingai. Gimtadienį tau iššoksta iš dovanos, kas tokia ir tokia yra gimtadienio, kas tokia? Kaip čia pasakyti? Konfetis ir prizai. Ne, kitaip dar. Tave labai... Skučiai, 3 galas. Tave labai... Staigmena. Taip, teisingai. Tavo labai vidinė gera yra kas tokia? Širdis, aura, dvasia, siela. Ne, kitaip dar. Turiu labai gerą... Turiu labai gerą tą, kad padaryti tą ir tą. Valė. Turiu labai gerą... Nes aš suprantu, ką tu padarėjai, nu, tipo, aš turiu labai gerą ką tokia. Vidinę... Šilumą. Ne. Ką tokia? Nu, tipo, kai tu kažką darai žmogau... Nu, ką turi? Vidinę labai gerą, aš žinau, tipo, aš negaliu pasakyti to, kai tu kažką, kažkokius jau, lemba, nu, pasakiau gal jau. Ne, varyk, viskas gerai. Kai tu turi, aš žinau, kad, pavyzdžiui, empatija. Ne, kitaip dar. Labai gerą vidinę, arba ten, gut feeling, tavo kas toks yra? Instinktas. Ne. Vidinė tokia... Refleksas. Ne, kita. Negaliu eiti prie kito. Ne, tai gali, jeigu nori, bet bus minusas. Ai, supratau. Tai paliekam prie šito. Tokia, kaip pasakyti, ta žodis prasideda iš raidės, kas šitoks yra? Kur mes gyvenam? Namas. Taip, iš tos raidės, ta žodis. Nuojauta. Taip. Teisingai. Aš esu labai ryžtinga arba kitaip dar kokia. Valinga, dvasinga, disciplinuota. Ne, dar. Žodis iš pirmos abėcėlės raidės. Ambicinga. Dar kitokia. Ne. Labai tokia, kaip pasakyti, nes man su ryžtingumu gal tas... Ambicinga. Čia kas yra toksai? Kaklas. Taip. Ir pirma? Atkakli. Taip. Arba tiesiog koks, kad tas žodis.
Taip. Atkaklumas. Taip, teisingai. Atkaklumas, gerai. Jėzus viskas, Marija. sustojo laikas, Atsiprašau, bet tu šaunuolė. Tu šaunuolė. Super, viskas, Atiduodam šitai sveikinimai jums atlaikius, gerai. Gerai, šitas Nieko paliekam. neberenkam, keliaukit. Oi, čia geras visai laukia jūsų, viskas labai čiki. Du juodi didžiapėdžiai. Šitaip. Ne. Gerai, ateikit. Pabloja, du dideli juodi plačiapėdžiai. Pačia didžia. Ne, man atrodo, dideli juodžiapėdžiai. Net ir tu nežinai, ne? Dideli juodžiapėdžiai tikrai sakė. Tikrai ne taip buvom sutarę. Na, jeigu taip sako, tai Mes ne taip buvom sutarę, bet taip sakė. Taip. Gerai, viskas, okei. Norėjau tiesiog suklaidinti mane. Gerai, tai jūs klausinėt? Aš Aš nežinau. bandysiu pasakot, bet Jinai bandys pasakoti. Gal nori klausinėt? Gali išbandyti? ką reiškia klausinėt? Taip Tu pat sakinėt? jam pasakok. Aš jam bandysiu pasakot, aš taip ir sakau, bet... Bandom? Pasiruošus? Nuplėšk šitą, nuplėšk. Nuplėšk. Jo, jo. Nuskabyk. Nuskabyk, Ir čia pasižiūrėk į taip pirmą reikia- žodį, aš leidžiu pasižiūrėti pirmą Gerai, žodį. pažiūrėjau. 3, 2, 1, važiuojam. Bičių didelis... Avilys, pulkas, banda, tuntas, Yra toksai pats žodis iš... šeima. Ne, nu bičių, daug jų toksai, bet jie net ten negyvena, bet jokiai skrenda dideliam būry. Kaip tai vadinasi? Bičių... Debesis, būrys, Nu. gauja, tuntas. Kaip vadinasi bičių būtent? Būrys, ne, Įsivaizduok, kad- šeima. Mano senelis jas šeimom Ne, vadindavo. nu gerai, įsivaizduok, kad yra kaimas. Spiečius. Taip. Jėzus Gerai, Marija, taip. Ant plaukų dedasi ką močiutės. Skarelė. Bet biškai kitaip, iš šitos pačios raidės, bet biškai kitaip pavadink. Skuduras. Ne. Bet iš tos pačios raidės galvok dar, Skuduras. kas tai dar galėtų būti. Užsimeta. Skraistė. Taip, skraistė nuostabu, kodėl spiečius kartojasi. Nieko, tau Tai- papildomas taškas bus. reiškias, gal. 3, okei. Reikia ką padaryti, kai pasakoja kažkas dalyką ir sako keturgyslę. Ką? Myslė, keturgyslė. Tai kas tai yra? Įlink myslė. Taip. Ne, gerai. Aš dabar su tavim šneku tokiais dalykais, kad tau pavyktų atspėti. Duodu tau tokius... Šaradom, užuominos. Kas? Viena skaita? Užuomina. Taip. Mhm. Sugalvojau tokį iš mano raidės. Gerai, nežinau, taip. Būna žmonės labai smanus tokie. Kokie jie būna? Sako, šitas tai iš... Gudrus. Taip, bet žaltys. tas žodis gudrus. Ir tik tais... Galvotas. Kas tai yra? Gudrutis. Ne, Gudragalvis. bet ne Gudročius. žmogus, bet dalykas pats. Kas tai yra? Gudrumas, tipo. Gudrybė. Gudrybė. Tu pasiekei visiškai tą tokį tašką, kur aš jau supikau ant tavęs. Peržengiai? Riba. Taip. Visi vyrai supranta, kur yra riba. Mes gyvename Čia. pasaulyje ir yra planetų, žodžiu, ta vieta visa. Saulės Bet- sistema. e, Orbita. Ne, iš kitos raidės. Visa, tai yra... Visa Ne, ta viskas. galaktika. Viskas jau aš pasakėte. pasakiau Aha, šaknį, galite toliau atsiprašau. varyti. Varyk, sakyk, pasakok E, toliau. Pirmą kartą girdžiu šitą žodį. Sveikinu. Gerai, pradėjai. Nu, ne, tai mes Leisk galim pabaigti. pabaigt. Varyk, Aš varyk. net nežinau, kas tai yra. Bandyk. Gerai. Sustojo laikas, gali dabar aiškinti. Jei ką padėsiu. Iš tos raidės, kaip va šitas dalykas, kur užsirišam, Skarelė. Nu, tas skraistė ten kur Taip. buvo. tada būna toks žaidimas. Padėlis. Ne padėlis, bet kur šakinėja. Tak, ting dong, kaip pavadintum šitą dalyką? Ding dong. Nu taip, Kur taip šokinėja? šakinėsiu, tak ting dong. O kas ding dongina? Nesvarbu. Tipo tenisas? Nu, Kaip tai pavadintum padėlis. tokį dalyką dar, taip, tipo, Skambesys. šitą garsą kaip pavadintum? Skambesys. Kaip pavadintum šitą garsą? Pum, Ding pum. dong. Bet Ding kitaip, dong. biškai kitaip, lema, aš žinokit, aš čia tiesiog po tris... Skambėjimas. Ne, nesąmonė, aš nežinau, kas yra, aš pasiduodu. ding Ne, dong? ne, aš tau padėsiu. Ne, tai jis Aš nežinau, kas tai yra. Mes Padėsiu, 20 viskas minučių gerai. turim. Aš žinau, žiūrėk, yra tokia, būna, pavyzdžiui, galinga lempa Aha, ir labai negalinga lempa. aha. Ir dar sako, dieve, ta lemputė tai tokia atrodo, kaip jau ten jau visai. Pinksulė. Teisingai! Pinksulė? Jaunuolis. Geras, ane? What is Jie buvo susidarę šitą, buvo susidarę. Tiesiog čia buvo Čia vyriškas buvo žodis. vyriškas pokalbis. Jo, Vyriškas ai, pokalbis. paplojam, Viskas paplojam. aišku. Yes. Aš čia be Pinksulė, ping-pong. wow. Duokit, nežiūrėkit toliau, viskas. O tai sėskit, jūs paplojam, žinot, kiek šaunuoliai. aš atspėjau čia daug? Jo, mes viskas susižymėjome. O tai palaukit, o tai Viską tas žinau. spiečius irgi skaičiuosis? Kol kas niekas nepasiekė nulių, visiems minusų sukalėm ir viskas. Bet šiaip, pažiūrėjau, aš buvau sužavėtas, kaip Giedrė aiškino, ta prasme, jam ir aš supratau, kad tikrai žmogus turi 2 vaikus. Ir vat matosi, žinai, taip ramiai, tai fainai, mato iš akių, kada jis visiškai nieko nesupranta ir kada visiškai viską supranta. Šaunuolį, tikrai puikiai pasirodė. Geriau supranta, nei mano vaikai. Ai, tavo vaikai geriau supranta negu jis. Ne. Visai gerai pasisekė, mano vaikai negirdi. Gerai, Truputį. ateikit Čipolinas ir Mo. Ai, Visi vėl. paplojam. Ir vėl mes. Oi. Nu dabar į jūsų pusę? Jo. Oi, čia Taip. parodžiau.
Bet čia negalima šaknies sakyti. Jo, negalim šaknies, nes gausit minus. Ir to pačio žodžio negalim sakyti. Būtų gerai. Taip, būtų Jo, ir jeigu ten jau labai vaidinsi, ten, nežinau, kažką per daug vaidinsi, tai irgi tada bus negerai. Ne fainai. Jo, arba ten skydė. Tai irgi nebus gerai. Gerai. Pasiruošusios? Pasiruošęs. Paėkim link čia. 3, 2, 1. Čia nuplėš šitą. Gerai, mes geriam tą šlykštų vandenį ir ten Gazas kas? metalas, Mineralas. šarminė va taip nugula. Nuosėdos. Taip. Mhm. Gerai. Toks raistas, pelkė kitaip. Taip, palauk. Kaip Kitaip ir dar. sudurtinis žodis prasideda iš Aha. Kamputis, kampas, ašara. Šitas, visas Obuolys, vyzdžių, aha. visas komplektas, vyzdys. Akis, nu. Akis, pradžia. Akidobė. Kas? Ne, Ai. Oi, čia Kaip tas geras. Marijas, šitas. Ne, tikrai nežinai. Ikra, nežinau. Tikrai nežinai. Sklaidyti knygos puslapius kitaip. Vartyti. Bet pirmas žodis, pirma raidė A, ne? Akidobė, ne, plemba kaip. Buvo gerai nuo žodžio vartyti. Aki. Varta, apyvarta. Vartyti Kas, tik nežinau, šaknis. galo tą ir kalbam. Akivar. Ir tik galūnė, dvi paskutinės raidės. Kokia kita raidėta? Akivarka, akivar. Jėzus Marija, negaliu, nežinau. Kinivarpa. Akivar. Akiva. Akivar. Akivar. Varta. Varka. Varpa. Galūnė. Eimanto vardo 2 raidžių paskutinė. Akivartas. Akivarta. Iš kur iš eliminuok tą raidę. Akivarka. Vara. Akivara. Kas? Tai dar Eimantą praleidai. Dar Akivarei. Nu kas, nežinau. Eimanto paskutinės 2 raidės. Akivar. Eimantas. As. Ras. Akivaras. 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 Kas tai per žodis nesąmoningas? Atsiprašau. Ne, atsiprašinė, gerai. Pasišnekėsim Uostuose vėliau. su laivais rodo jiems kelią. Bokštas, burės. Bokštas, kaip jis vadinasi? Jėzus Marija. Kur naktį... Švyturys. Teisingai. Gerai. Gerai. Pralaimėjimas antonimas. Laimėti? Ką? Ne, pralaimėjimas antonimas. Toks kaip antonimas, gerai, kaip... Pergalė. Žmogui nuskilo. Kaip nuskilo kitaip žodžiais? Nuskilo. Jėzus Marija. Laimėti. Laimė. Jo. Laimės sinonimas. Pergalė. Blemba, ne pergalė. Nežinau. Dieve, kokia pirma raidė? Oi, čia yra prieštelis. Nu, čia sugaišit tikrai. Prieštelis, Gal net ir sankryžos galvokit. dalytis, Plėšt, kitas, neplėšt. Plėšt, neplėšt. Nuplėšk. Bet bus minusas. Nu gerai. Gerai. Minusas. Gerai. Žmonės arba avinų banda užpuola, užokupuoja visi tokia minė, taip tas visas... Bandos jausmų, kas čia? Bet čia kas yra toks? Bandos visas... Aš net nežinau, ar gerai suprantu tą žodį. Bet jau laikas eina. Bet tai gerai, ramiai tada. Šitą pabandom. Gerai. Žodžiu. Ne Aš žodžiu. sunkiai labai. Aš tau galiu pasakyti, kas tai yra. Pasakyk. Ar tu žinai, kas tai yra? Aš nujaučiu, bet tu pas... Šakės. Nu gerai, tai Žinai? taip pat kaip jis pasakysiu, ką pasakė, tai kaip pareigūnai. Bet nesakyk to žodžio, Ne, tai tau jisai padėjo irgi, Taip, Tomas. Kaip pareigūnai, visa jų banda įsiveržė į patalpas ir... Teisingai. Puikiai pakartojai. Puikiai Aha. Patarko. Įsiveržimas, įsilaužimas. Bet aš suprantu, okupacija. Ne. Na, aš jums galiu padėti, nes jau baigėsi laikas, Taip, ne? padėk. Tai jinai labai gerai pasakė. Pareigūnai įsiveržė Taip. ir tas procesas yra vadinamas to žodžiu. O Dar tai... be priešdėlio, be priešdėlio. Arba tai galima kitaip pirkti labai daug dalykų, tai kitaip dar pirk... Urmų. Ai. Tai mane. O kaip tas yra urma? Aha. Urmas, taip. Aha. Ir pradžia, to viso žodžio, ką aš noriu pasakyti, pradžia yra... Aha. Prisideda kelios raidelės. Jau su parduotuvėm lengviau, ne? Jau Nu tai lengviau. moteriškai kažkaip iškai lengviau. Palauk, tuoj pat, palaukit, nesprantu. Bet tai priežėlis yra į? Ne prieštelis, ten šaknies dalis. Čia jau tas prieš tai, gerai, urmas Aha. įsiveržė, tai kaip Jo. tas urmas?
aš nesuprantu. Šiaurų. Nesikeikiantys žmonės pradeda keiktis, nes Atsiprašau. laidoj. Gerai. Atsiprašau. Nu tai va, tai Va, pareigūnai, nežinai tikrai Taip. to žodžio? Nu tai gal ir žinau. Aro pareigūnai, pavyzdžiui, sako dabar, ten užgrubė kas nors lėktuvą ir jie sako, mes turėsime jį ką padaryti, kad įsiveržtume. Ai, nu, užokupuoti, nežinau. Nu, ne, okupuotai ten kiti okupuoja. Gerai, dar. Bet ir kare būna, sako, mes dabar turėsim, kad užimtume Tu šitą prieš Teritorija. urmą porą raidžių Mhm. pridėk, prieš urmą. Žiūrėk, yra, pavyzdžiui, apvalus daiktas, kuris danguje šviečia. Nu, mėnulis. Kas? Nu, Kas saulė? blemba, Saulė. Saulė. Gerai. Tai dabar ant tos pirmos raidės uždėk varnelę. Kokia raidė gaunasi? Ant pirmos, ai, še. Nu va, tai iš šitos. Ir urmas, ne? Nu, jau pasakėjai, tiesiog vieną raidę. Šturmas, Jėzus Marija. Šturmas, tu pagaliau! Aš. Yes! Gerai, Yes! Tik pasvarbu. Tiesiog iškirpsim šiek tiek medžiagos. Sako, tu neatsiprašinėk, tiesiog galvok, tu neatsiprašinėk. Jaučiasi Gerai. atsakingas Nu žmogus. ką, ateikit spinksulės. Gerai. Ateikit. Man Paplojam. atrodo, čia yra geresnė vieta atsakinėti. Gali būt, gali Jo. būt. Nu ką? Čia mes ieškom. Ne, taigi aš. Jis... A, jūs atsakėte? O, Tai- tai- aš tiesiog- Aš dabar spėlioju, man atrodo, čia gerai spėlioja. Ja, žmonės. aišku, kad gerai, labai Nes gerai. ten nelabai pavyko spėlioti dabar. Jo, kad ir kaip nelogiškai tu kalbėsi, ne vis tiek supražino. Arba ne. Jinai turi du vaikus, ane? Važiuojam, jinai turi du vaikus. 3-1. Pamečiau lapelį, kur arkliui ant kanopų skala. Pasaga. Teisingai. Ką aš čia padariau? Įkvėpti. Įkvėpimas. Kas? Teisingai. Tada, Dabar nebus toks lengvas. tada, kai metalą įkaitini, ką jisai padaro? Nudegina. Nu, ką jis padaro? Metalas, kietoji medžiaga. Raudonuoja. Skistėjęs, praskysta. Kaip vadinasi tas procesas? Tirpti. Ne, gerai. Ne, nu, Skistėti. nu gerai. Daugiau man sakyk Nu kažkokių gerai, tarp kitokių. ledas, pavyzdžiui, ištirpsta. Koks dar būtų žodis? Nykti, smekti. Nu gerai, aš pamačiau Tu žiauriai kalbėk gražią. moteriškai. Dirbti. Va, Va, aš pamačiau žiauriai gražią paną ir toks. Slydyti, susilydyti. Susilydyti. Tai dabar- tai dabar Lydimas. kas- Išsilydimas. Kas? Ne. Lydimas. Ne, žodis kas, nu, pavyzdžiui, metalas, ne? Lydimasis. Metalas Metalas. ką padarė? Lydėsi. Lydosi. Nu, Lydėsi. gerai, Nu, kalbėk, panašiai, viskas tik gerai. tai dabar, gerai, tai dabar kas tai gaunasi? Kas? Ta paimtas- Lydinys. Teisingai. Teisingai, wow. Pavyzdžiui, kai ateina koks kunigėlis, jisai tave va, taip Vėl palaiminti. Palaima. Va, Palaima, teisingai. Wow, labai gerai. Tada yra gėlelė su tokiu raudonu gražiu, kur nuskini myli. Aguona. Ramūnė. Ne, nu Kodėl kaip vadinasi raudonu? tas dalykėlis, kuris... Žiedlapis. Teisingai. Teisingai. Tada per duris, kai įžengi, va čia... Staktą. Ne, nu. Gerai, tik neišeik. Tik neišeik, jo. Bet, nu, va taip, įžengi. Kas tai vadinasi? Ten, žinai, ką tik perėjau namų. Plintusas. Plintusą. Ne, Jūs per plintusus namie vaikštot, ne? Taigi sako, ką tik perėjau namų. Bet naujos namuose nėra tokių dalykų. Nu, neaiškiai. Ai, tik vienas yra, jo. Nu kas? Nerklys. Palauk. Nežinau. Nu, dabar jau aiškiai, turit laiko, jeigu norit. Kažkaip paskutinį kitaip, dalyką. ten, kažkaip, kad aš žinočiau, kokia raidė prasideda, gal man daugiau. Ne, jis Gerai, labai gerai pavyzdžiui, pasakė. yra panašus žodis šliaužia. Ką dar daro? Nu, taip išlėto. Ne, gerai. šitas irgi. Ropoja, aš liaužiu. Ne. Tysėsi. Nu, kaip tu gali nežinoti, tu Tasa. įžengiai per namų. Ką tokį? Tavęs vyras. Slengstis. Taip! Taigi žinojau. Šaunuoliai. Nuostabu, prisėskit. Net karšta. Wow. Nu. Aš net norėjau sakyti, ar tas nepernešė per namų slengsti Nu, vyras, va, žinai, va, ten dar kažką. Tai. Ne, Žiūrėkit, šiaip. o ten buvo pasisekimas, man atrodo, prie kurio labai stipriai. Žinojom mes. Oi, ten geras žodis, tikrai. Jūs žinojot? Mes čia apsitarinėjom. Gerai, viskas, emocijų turim daug, mes baigime šį žaidimą ir keliaujame prie sekančio. Hei! Seneli, Šaltuke? noriu visus pakviesti labai svarbiam darbui. Tapk tikru kalėdų seneliu ir pakviesk prisijungti kitus. Taip. Išsirink svarbiausius paramos krepšelius ir dovanok ne tik dovanas. Bet ir juoką, šilumą ir rūpestį tiem, kam labiausiai dabar jo reikia. Su šventėmis. O dabar scenoje paklausykime nuostabios, gražios muzikos. Paklausom? Paklausom. Kartais
Kartais virš manęs tamsus dangus ir iš rankų viskas, tarsi smėlis slysta pro pirštus. Žinau, kad tai tik laikina audra, po tokių saulė šviečia saulė, nors ir ne iškart. Tikėk tuo, ką darai tu, kuo gyveni, nebūtinai būt kaip esi. Gali juk plauk prieš srovę. Myliu save, mylėk ir tu, nėra nemirtingas juk žmogus. Švęsk jį dabar, naktis neilga. Myliu save, mylėk ir tu, nėra nemirtingas juk žmogus. Švęsk jį dabar, naktis neilga. Pagyvenk, jeigu viskas vyktų tobulai, nežinotum laimės, nežinotum jausmo atsikelt. Tikėk tuo, ką darai tu, kuo gyveni, nebūtinai būt kaip esi. Gali juk plauk prieš srovę. Myliu save, mylėk ir tu, nėra nemirtingas juk žmogus. Švęsk jį dabar, naktis neilga. Pagyvenk, myliu save, mylėk ir tu, nėra nemirtingas juk žmogus. Švęsk jį dabar, naktis neilga. Myliu save, mylėk ir tu, nėra nemirtingas juk žmogus. Švęsk jį dabar, naktis neilga. Myliu save, mylėk ir tu, nėra nemirtingas juk žmogus. Švęsk jį dabar, naktis neilga. Pagyvenk, nežinau, kur man eiti toliau, kai nakties tuštuma tyliai šaukia mane. Stengiuosi jos neklausyt ir tave pavyt. Kur tu, man be tavęs neramu, kai tamsu, ieškau tavęs tarp žvaigždžių. Kur tu, tavo glėby man ramu, ramu, ramu. Jei baisu, viską įveiksim kartu. Ar ieškosi manęs, jei pradingsiu tamsoj? Gal skaičiuosi žvaigždės, kol surasi manas akis? Aš pasiklydau naktį, ar girdi mane? Kur tu, man be tavęs neramu, kai tamsu, ieškau tavęs tarp žvaigždžių. Kur
Naktis lauža žiburiai, žinai, kur atėjai, balius palaidai plaukai, nepasimirš ilgai, tuoj bus gera, šoksim visą parą, trankos muzikos garsai, hei, 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 nesvarbu, kas tu, prisijung, padainuok balsu ir vidum šitiek daug žmonių. Šias kartu prisijung ir tu. Noriu girdėt jūsų dainą, galit dainuot, kaip išeina, junkim garsiau šitą dainą ir vėl iš pradžių, kaip pasibaigia. Kas kaip moka, taip ir šoks iki nakties labos, judesiukas konkretus, pagal gabalus senus, veiksmas vyksta, nieks nepyksta, šokas, rokas groja mums. Hei, 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 nesvarbu, kas tu, prisijung, padainuok balsu ir vidum šitiek daug žmonių. Šias kartu prisijung ir tu. Noriu girdėt jūsų dainą, galit dainuot, kaip išeina, junkim garsiau šitą dainą ir vėl iš pradžių, kaip pasibaigia. Noriu girdėt jūsų dainą, galit dainuot, kaip išeina, junkim garsiau šitą dainą ir vėl iš pradžių, kaip pasibaigia. Noriu girdėt jūsų dainą, galit dainuot, kaip išeina, junkim garsiau šitą dainą ir vėl iš pradžių, kaip pasibaigia. Ačiū, ačiū. Plojam! Gerai, rezultatas tampa baisiau negu baisu, bet mes tęsime žaidimus ir pažiūrėsim, ką atneš mums naujas žaidimas. Tai jeigu galima, pradėsim nuo Na. du dideli juodi Nu, ne. didžiapėdžiai. Ne? Du dideli juodžiapėdžiai. Jinai geriau Tiesiog, ne? prisimena. Du dideli Aš juodžiapėdžiai. labai gerai girdžiu, ką vyrai sako. Ar juodapėdžiai? Juodžiapėdžiai. Juodžiapėdžiai. Čia tikrai mes taip Gerai, nesugalvojom, ateikit, jam tai viskas. pavyko. Juodžiapėdžiai. Gerai. Turiu jums lapelius. Tai pamėtik dar. Dabar daugiau. reikės vaidinti. Ai, Gerai? Vai- Eimuntui visai neblogai, žinokit, jis prasilaužęs ant vaidybos. Mes nutarėm, kad jis vaidins. Yra, ne? Aha. Bet ir jums reikės. Lemma, bet spėlioti ten, sakiau. Nu, nesvarbu. Jo, bet reikės ir jums. Nu, Gerai. tai gal Keičiamės tada. vietom. Ne, gal Ne, darom? ne, viskas gerai. Viskas gerai? Nu, Pažiūrėk. Laiminga Pasitikrinsim. žmona, laiminga šeima. Nu, davai. Gerai, tik neišeik, gerai? Tik neišeik per toli. 3, 2, 1. Laikrodis. Smėlio laikrodis. Gerai, turim. Sunkiai nešti. Kelti, šokinti. Sportas. Rogės, ant rogutės sniego. Čia junginys žodžių. Rogutės, rogutės. Rogutės, gerai. Atsistok. Aš galiu pritūpti gal prie tavęs, man kažkaip nejauku. Sakei, to kur mū negalima daryti. Ir manęs negalim kalbinti. Pasistenk, tau pavyks. Bet šitas nedaro mū. Aš žinau, aš norėjau. Šernas. Tiesiog daryk, kaip jis elgesi. Šernas. Ne taip daro. Jis taip daro. Ne taip. Šitaip Ruonis. Va, žiūrėk, atspėjo, vis tiek Taip. atspėjo. Reiškia, Nu, nes tu panašus. Dėl to, davai, var. Rūkyti cigaretę.
Pypkė. Teisingai. Per lengvi žodžiai, šį prodiuserį per lengvi. Karšta. Bet dabar bus geras. Įsidurti į pirštą dūris. Adata. Kaktusas. Du žodžiai? Pirmas žodis kaktusas, antras žodis kaktusas, gerai. Bėgimo kaktusas. Pabėgimo kaktusas. Pabėgimo šuolio kaktusas. Greit. Bėgti. Bėgti, bėgimas. Kažkas iš tų žodžių turi surasti. Bėgantis kaktusas. Bėgantis kaktusas. Fantastika. Nu, fantastika. Kengūra. Strutis. Kapranugaris. Skreplys marozas. Bachūras. Čia vienas žodis bus. Bet apie žmogų, čia žmogus kažkoks gyvūnas. Bet normalus gyvūnas. Bet nestrutis, kupranugaris, alpaka arba šitas... Ne alpaka, o tas... Aha, gerai, man atrodo, tu turi teisingą atsakymą. Jis yra, bet... Ką nors gal... Parodyk man pirmą raidę. Jis save gali parodyti. Patriotas? Lietuvis? Iš L raidės lama. Lama! Lapeliai. Pitakas. Lapeliai. Labai gerai. Šaunuoliai, Su puikiai. bėgančiu kaktusu tikėjausi, kad striksim iki rytojaus. Tikrai. Nu ką, ateikit, Čipolinas ir Mo. Aš esu tiesiog šokė. Aš esu šokė. Nu, kuri? Aš vaidinsiu, labai Jūs dabar? pergyvenu, kolegė, nežinau kodėl. Ne? Jo, aš pergyvenu. Tu per daug užsiparinai. Jo, Per daug viskas. užsiparinai. Reikia Coca-Colos. Blogai. Gerai, ateikit šiek tiek arčiau, Gerai. neišeikit iš eterio. 3, 2, 1, merginos, sėkmės. Žiūrėk. Atidengti staigmena, kas? Kas tai sniega? Labai gerai Dovana. rodo. Blemba, kas Labai aš gerai nežinau. Atkasti darbo įrankį, nu kas, ne? Aha. Dirbti, pinigai, darbas, business, what the fuck is that? Slėpti nusikaltimą. Laidojimo Kaip- namai. Sakyk, dar. Nu. Kas daro mani karo? Kas dar? Šuo, apsauga, kas, what the fuck? Aš nežinau. Jie dar Gerai, nebuvo gerai. gimus tais laikais. Dar. Nu, zajats pagadį, nežinau. Pinigai. A kažkas, vienas žodis čia yra. Vienas. Dėžė. Atidaryti. Nu. Lobis. O, Jėzus Marija. gerai. Jėzus Marija. Um, Pienės pukas. Pukelis, kas? Parodyk tą vatą. Ai, oro burbulai. Burbulas, bet čia vienas. Putos. Du žodžiai. Muilo, muilas, ne? Putos, muilos. Muilo, burbulai. Burbulai, muilo, teisingai. Gerai. Super. okay. Jei man tą rodyk, supras. Aha, kalėdų senelis. Ne. Ne? Vienas žodis. Nešti. Kalėdų, senelis. Kalėdų maišas. Kalėdų... Sakiau, užsičiauk. Nešti. Dovanos. Kalėdos. Pirmas žodis Aha. Aš žinau. Gila. Šireitas, Grinčas. Grinčas. Jėzus Marija. Tai tiesiog Nu, reikėjo. Tai. Du žodžiai. Pirmas. Verkti, ašaros, verkti. Aha. Verkimo langas, duris. Verkti. Ašarų vartai. Ne? Ašarojančios durys. Aš ne. Bet ašaros yra A, verkiantis. Aha.
Verkimo. Verkimas. Verkti. Aha. Ir įeiti. Duris. Aha. Verkduris. Gestų kalba jau rodo. Verkduris, what? Jo. Laikrodis, aha. Vat, gerai. Verkimas. Bet panašu, aš šaknis yra panašiai. Aha. Duris. Taip, duris. Ir čia vienas žodis, ne, sudartinis. Verkduris, Ne? Du, ai. Duris, what the fuck, kokios duris, aš nesuprantu. Nu kokios, parodė pirmą žodį tau. Verkiančios duris. Verkiančios durys. Dieve, nu kas per nesąmonę? Aha, du žodžiai. Antras, aha. Skauda, nešti, sunku, senas. Aha, grinčas senelis. Aha, pirmas žodis. Šokantis senelis. Šokantis senelis, sakyk toliau. Dar sakyk. Rodyk. Gerai. Aha. Kirminas. Paukštis. Ilgu kaklu. Strutis. Strutis, teisingai. Turi. O, Jėzus Marija. O, Dieve, sunkus. Man žinokit karšta, kai jos žaidžia irgi. Aš jas ir palaikau, bet nenoriu, kad ir per daug nurūktų į priekį, nes vis dar to rezultato nežinau galutinio, tai taip aš visus jūs palaikau po biškį, bet nepalaikau visai.